Žiūrėk, kokį vyną pirko, akcija buvo. Šitą žinau. Žinai? Skanus? Neatsimenu. Aš vyno skonio niekada neįsimenu. Tik tai etiketės. Bet 100% šitą gėrim. Nu ir 100% dabar išgersim, toj taurės atnešiu. Klausyk, draugyte, aš nenoriu tavęs gąsdinti, bet aš turiu tau pasakyti vieną dalyką. Aš sustorėjau? Oi, ne. Tai tu negąsdink. Draugyte, taigi aš ne apie tai. Aš norėjau pasakyti, kad jūsų kriauklė yra labai blogoj vietoj pastatyta. Supranti, ne pagal feng shui, nes kada plauni daržovės, jos prisigeria blogos energijos. Aš dabar labai domėjausi apie tai, pas mus viskas namuose pagal feng shui įrengta. Pavyzdžiui, tuliką mes įsirengėm ten, kur sueina vektoriai. Kas tokie? Vektoriai. Tai tokios strėlytės su energija. Tai va dėl ko pas jūs tulikas vidury kambario stovi, aš tai galvoju, žinai, labai įdomus toks sprendimas. Nu, žinai, mes kaip pirkome butą, tai dar namo neturėjom, tai čia mes kelias tokios, žinai, labai aktyvios mamos, tai žodžiu, sudarėm tokį internetinį forumą šitą dėl statybų, tai žodžiu, paskui pasikvietėm tų kunigą, kad pašventintų tas statybas visas, nu, žinai, nu, dėl viso pikto. Nu jo, čia tai aišku. Bet to tavo kriauklę tai vis dėlto reikia kažkur tai kitur padėti. Ne, draugytė, tu jau nepyk. Žinok, feng shui, tai jau seniai ta mada praėjo. Dabar, jeigu nori pasiekti harmonijos, reikia ne kažkokį ten, žinai, feng shui domėtis, o valyti savo energetinį kūną. Kokį kūną? Energetinį. Kaip Larisa Kalpokaitė. Jinai savo energetinį kūną valosi, kaip Sibiro šamanai ją išmokė. Žinai kuo? Kuo? Kiaušiniu. Aš maniau, kad jinai jogurtų valosi. Ne, jau jinai dabar nuo to jogurto valosi. Na kaip vynas skonis tas pats? Nežinau, bet etiketė tai ta. Tai gerai.